Aidinas Malašinskas vienas iš 2 Lietuvos rankininkų rungtyniaujančių Čempionų lygoje. Šiuo metu Zaporožės moterų ekipą atstovaujantis žaidėjas Lietuvos rinktinės stovyklos metu pasidalino savo mintimis apie rankinį jo gyvenime. Rankinį atvedė tėtis, jau aš tikriausiai nuo kokių 4-5 metų maždaug pradėjau svajoti, kad būsiu rankininkas, kad noriu žaisti ir panašiai. Bet į treniruotės atėjau būdamas 8 metų, 2 klasėje, tai pirmoji mano trenerė buvo tuo metu Džiulieta Černiauskaitė. Ir treniruotės pradėjau Utenoje, pradėjau žaisti po 10 dar metų, net po 10 po mažiau už Utenos tą komandą antrojo lygoje. Po to persikėliau į Kauną, teko žaisti už Locką dar tuo metu, tada perėjau į Lūšies komandą, porą sezonų ten, tada su Granitu ir, sakykime, kai prasidėjo treniruotės su Granitu, man atrodo, tada prasidėjo šioks toks kilimas, šuolis jau link tos karjeros, kur sakykime, kažko ieškojau. Ir manau, viskas prasidėjo nuo to, kai mes papuolėm su Granitu į Čempionų lygą. Tai tada sakyčiau, kad buvo gal kažkoks pasirodymas ir individualus, ir komandinis, ir kažkoks įrodymas, kad kažkas Lietuvoje yra ir galima pažiūrėti. Kad po to sezono su Granitu Čempionų lygoje gavau pasiūlymą Ispanijoje, antrojo lygoje ir išvažiavau ten, metus atžaidžiau, tada pasirašiau kontraktą 3 metams su Granojerių komanda, kur po to po Granojerių persikėliau į Logroniją. Ten šiek tiek aukštesnio lygio komanda, tais pačiais metais patekom į Čempionų lygą. Tai irgi šiek tiek buvo toks, sakykime, stimulas ten persikelti. Čempionų lygoje žaisti, tai man atrodo, ne kiekvienam pasiseka, taip kad man vienas iš šansų buvo ten, bet nelabai pasisekė Logronijo, gavau traumą, 6 mėnesius teko iškristi iš rikiuotės ir po tų metų pasirašiau su Porto Sagunto. Ir, sakykime, po to sezono gavau tikrai gerą pasiūlymą iš Ukrainos, iš to Zaporožė klubo, kurie tikrai turi didelių ambicijų Čempionų lygoje. Taip, kad man tikrai tiko jų sąlygos ir priėmiau kontraktą. Pasirašiau ir nuo šių metų žaidžiu tenai. Negali išeiti žaisti nenusiteikęs. Jeigu tik tai nebus ugnies, nebus kažkokio užsivedimo, iškart manau, kad varžybos pasibaigė dar neprasidėjęs. Taip kad lygis varžybų Čempionų lygoje yra, man atrodo, aukščiausias pasaulyje, koks tai gali būti. Aš aišku nešneku apie pasaulio olimpinės žaidynės ir Europos čempionatus, bet klubiniai turnyrai tai be abejo yra pats stipriausias čempionatas. Norėtųsi kada nors dar per likusius mano karjeros metus patekti į Europos čempionatą, ar bent jau pasaulio, nežinau, kur išeitų ten būtų tikrai smagu. Ir manau, tai būtų labai didelis šuolis tiek, sakykime, individualiam mano karjeros gyvenime, taip sakykime. Ir šiaip, o dėl tų visų klubų, tai aš manau, kad Čempionų lyga ir aukščiau jau nebežinau, kur galima šokti. Bet skirtumai yra, ir aš manau, kad labai dideli. Gal sakykime, to profesionalumo nėra pas mus, dar nežinau, bet užsienį tikrai yra geros sąlygos tobulėti individualiai, su komanda, sakykime, taip. Ir aš manau, kad užsienyje, kaip ir minėjau anksčiau, yra tikrai didesnės sąlygos tobulėti individualiai. Pavyzdžiui, grįžtant į rinktinę, prisijungus ir nudirbus kažkokius darbus kartu, tai irgi viena iš tobulėjimo etapas, kur rinktiniai taip pat galima
galima save paruošti. Man atrodo, vienas treneris yra sakęs, kad mes patys žaidėjai turbūt renkamės rungtynės. Ir man iš tikrųjų atrodo, kad tai yra teisinga, nes gal ne visą laiką, bet jaučiasi, kad kai būna svarbesnės rungtynės, tavęs labai motyvuoti nereikia. Tu nusiteiki, ruošiesi, žinai, kad jos yra svarbios, atsakingos ir man atrodo, nuo varžybų lygio tu pats save motyvuoji. Taip, kad kuo lengvesnis varžovas, tu savo tai pateiki, kad tai yra lengvos rungtynės, tu mažiau save motyvuoji, gal tai yra negerai, taip, tai neprofesionalumo ženklas, bet matyt, tai taip yra ir, sakykime, motyvacija kiekvienoms varžyboms, aš manau, kad turėtų būti aukščiausia ir pasiruošimas ir nusiteikimas. Šiuo metu tų sirgalių yra mažiau, bet aš manau, kad jų palaikymas tikrai motyvuoja ir padeda nusiteikti varžyboms, kai tu matai, kad kažkas ateina ir tikrai nori tave palaikyti, tai tikrai suteikia didelės motyvacijos. Ne visą laiką, bet pasižiūriu rezultatus, pasižiūriu kokios komandos, kur stovi, nes, kaip sakyt, žaidžiau ir už Benitą, ten mano gimtas miestas, pasižiūriu, kaip sekas karts nuo karto. Tenka pasižiūrėti, ten nesu labai ten sekėjęs, kad kiekvienas varžybas žiūrėčiau, bet turnyrę lentelę žinau ir maždaug visą laiką, kai prasideda play-offai, tai bandau bent jau keletą rungtynių įgrodo pasižiūrėti, kaip ten sekasi. Labai paprastai, nes, kaip sakyt, ryte treniruotė atsikėlus, po treniruotės žinai, kad vakare dažniausiai vėl reikės treniruotės, taip kad daug laiko kažkam tai ypatingai negaišti, grįžti namo, stengiasi ilsėtis, kažkokie laisvalaikiai, ten kompiuteris, knyga, muzika ir panašiai. Vakare po treniruotės vėl grįžti namo, stengiasi ilsėtis, ruoštis varžybom ir taip paprasta diena, nieko labai ypatingo, sportas, poilsis. Yra įsimintinų, bet, sakykime, kad kažkokio tai labai strigusio įvykio dar manau, dar nėra. Tikiuosi, kad nors pateksim į Europos čempionatą ar pasaulio. Galėsiu pasakyti, kad tikrai įsiminė. Linkėčiau gal kuo greičiau suprasti, ko jie patys nori, kuo anksčiau supras, kad jų pasirinkimas gyvenime yra rankinis, kuo manau, jie greičiau pradės tobulėti, dirbti ir siekti savo tikslų kaip profesionalai ir manau, tai didžiausias būtų jų šiuo metu, sakykim taip, pakilimas jų starte, jų karjeroje ir aš manau, kad reikėtų jiems suprasti, kad iš tikrųjų dirbant ir norint dirbti galima kažko pasiekti. Jaunimas, aš manau, dar kad supras, gal net aišku jau ir supranta, kokios svarbos yra rungtynės žaidžiant už Lietuvą, kad, manau, jų nuteikinėti nereiks, bet aš manau, kad turėtų atiduoti visas jėgas, negalvojant apie pasekmes, kovoti ir stengtis tikrai įrodyti, kad Lietuvos jaunimas gali kažką įrodyti Europoje. Jiems yra tikrai geras pliusas įrodyti prieš žiūrovus, prieš savus žmonės, kad jie kažką gali pasiekti ir kad, manau, turėtų save nuteikinėti, kad reikės atiduoti visas jėgas.